žiūrėdamas į mūsų politinį tą ansamblį visą miesto, vis tik tai kažkaip kartais prarandu viltį, kad tas gali pasikeisti ir gana greitai. Kodėl taip yra, matyt, yra daug priežasčių mūsų pačių mentaliteto viduje, bet man teka, dirbant apskrities viršininko pavaduotojų, iš tiesų su liberalais tada atėjus, mes nusprendėm, kad tokio principo nesilaikysim. Ir iš tiesų net leidom nei vieno darbuotojo, kuris norėjo dirbti. Tiesiog jie jautė arba įsivaizdavo, kad atėjus naujai politiniai jėgai, čia viskas keisis. Mes paprasčiausiai paklausėm, jei nori dirbti, dirbkit. Gerai atliksi darbą, viskas tvarkoj. Nenori dirbti, niekas jūsų nelaiko. Tai manau, jeigu būtų principingi vadovai ir būtų taryba pati principinga, morali, pati taryba, pati mūsų, sakykime, 27 žmonių komanda, kuri dirbtų vienareikšmiškai vieną kryptimi, tegul su visais politiniais niuansais, su visom politinėm programom, bet vieną ir aiškiai kryptimi dėl miesto bendruomenės, aš manau, tada iš ties galėtum svarstyti atvirai, ar ten kažkieno pažįstamas yra kompetentingas atlikti tam tikrus darbus ar ne. Tai kada maža bendruomenė negalėt mesti visų, vis tiek per 27 žmonės tų giminių gali susidaryti iš ties nemažai. Tai vadinasi, ką mes turime ieškoti svetimų žmonių, aš taip nemanau, bet pirmoje eilėje turi būti kompetencija, be abejonės, o ne giminystės ryšiai, ne pažįstami, ne draugystės, ne rekomendacijos, kad aš jį pažįstu, bet rekomendacijos iš ankstesnio darbo. Ta, ką ir sakė ponas Tonijo. Jeigu ankstesnėme darbe darbdavys gali parašyti rekomendaciją tau teigiamą, tai taip, tu su ta rekomendacija galėjai ieškoti toliau darbo. Pas mus to dėja nėra. Nėra tokios praktikos kol kas, bet ji turėtų būti ko gero. Taip, norėjau paklausti pas poną Daukšį. Dabar alytiškiai žiūri laidą ir tiesiog atsakykite į tokį klausimą. Kodėl alytiškiai turi, privalo arba gali patikėti Gediminu Daukšiu, kad jis gali tinkamai, sąžiningai ir dorai vadovauti, jeigu pakankamas kiekis būtų mandatų, ir patikėti meru Gediminu Daukšiu? Visų pirma, tai iš tiesų galvoju, kad turiu pakankamai kompetencijos gerai dirbti miesto labui. Esu jau buvęs ir tarybos narys, susipažinęs su veikimo principais ir svarbiausia, matau ir kalbu ne apie problemas, tačiau apie būdus, kaip jas išspręsti. Tai yra šiandien pats svarbiausias dalykas. Savo veiksmais esu įrodęs, kad svarbiausia yra kalbėti su žmonėmis, nes valdžia jiems dirba ir jų labui dirba. Ir valdžia, ir merams, ir vicemerams, ir visiems administracijos, ir bendruomenė visiems administracijos darbuotojams moka atlyginimus. Todėl su jais visų pirma kalbantis ir bendraujant priimti svarbiausius sprendimus. Ir ne tik galvojant apie visą vien miestą, tačiau Alytus, nepamirškime, yra ir regiono centras. Mes turime matyti kaip regiono savo vietą visam regione. Šiandien dėja Alytus tapo kažkur šalikeliai. Via Baltica nuėjo savo, geležinkelis kažkur pro kitą pusę ir mes atsidūrėme toliau nuo pagrindinių kelių. Be abejo, tai neduos miestui papildomų impulsų. Todėl turim ir su Respublikos vadovybė kalbėtis, kaip padaryti greitesnį susiekimą su Kaunu, su Vilniumi, su pagrindiniais mūsų Respublikos miestais. Neatmetu galimybės, kad ir geležinkelio tinklo atstatymas iki Kauno arba iki Vilniaus tai nebūtų miesto valdžios uždavinys. Ir tai tikrai duotų gerą impulsą mūsų miestui. Taip, nepamirškim, kad vasario 27-oji jau visai netrukus. Ko palinkėtumėte alytiškiams, kurie, kaip jau minėjau, kuomet mes su jais bendraujame, tai nusivylė dėl jau jūsų ir taip pat minėtų dalykų, tai yra ir šilumos kaina, ir komunalinių kitų mokesčių kainos, ir nusivylę pažadais, kaipgi jiems patikėti ir kaip Dieve duok, kad kuo didesnis būrys jau ateitų, nesvarbu, už ką jie balsuos, jums svarbu, aišku, bet iš principo, kad jie būtų aktyvūs, kad jie pasisakytų savo pilietinę valią išreikštų. Ko jūs palinkėtumėte, ponas Tonijos? Gerbėmiai alytiškiai, aš noriu pakalbėti apie svarbiausią mūsų tikslas ir mūsų programą.
Mes tikrai mylim Alytus, mylim Lietuvą ir mes pasistengsim, kiek galim, kad jūsų atstovaut. Ir turim kontakto Vilniui, mūsų ministrai veikia labai stipriai ir pasistengsim, kiek galim, kad padaryti gerus darbus Alytuje. Balsuokit už mus, mes buvom jūsų laiptiniai vakar ir busim ir ateisim su jumis pabendrauti ir pakalbėti apie jūsų problemas. Ačiū Jums. Gal paliekam kandidatų į merus paskutinį žodį? Manau, kad iš ties tai, ką sakė Gediminas, vėlgi galima tik paantrinti. Liberalų sąjūdį nėra vienintelio teisaus žmogaus. Tai yra dažnai kolegiali nuomonė ir ieškomi sprendimai tokie, kokie yra racionaliausi žmonėm. Tad jeigu Gediminui, kaip sakyt, būtų patikėta būti miesto meru, mūsų komanda, kurios sąrašas yra pakankamai ilgas, iš ties gebantis dirbti, racionaliai mąstyti, sveiko proto dešinieji, pabrėžtinai reikėtų pasakyti ir manau, kad esant merui Gediminui, mūsų komanda tikrai padėtų rastų sprendimus, kurie garantuotų saugų, patrauklų miestiečių gyvenimą, mūsų bendruomenės gyvenimą. Taip. Tai aš patarčiau iš tiesų miestiečiams balsuoti už žmonės, už komandą. Visų pirma, aš ne vienas ateinu su tikrai labai puikiais ir kompetentingais žmonėmis, kurie ne tik nekalba apie problemas, tačiau kalba apie tų problemų sprendimo būdą. Jeigu problemų nebūtų, tai ir valdžios visai nereikėtų. Todėl šiandien mes kalbame apie problemų sprendimą. Todėl patarčiau balsuoti už sąrašą numerį 143, Liberalų sąjūdį. Taip, ir žiūrovams priminsiu, kad mūsų studijoje viešėjo Liberalų sąjūdžio atstovai. Tai yra kandidatas į merus Gediminas Daukšys. Ačiū Jums už pokalbį. Taip pat Liberalų sąjūdžio Alytaus skyriaus pirmininkas Arvydas Švirmickas. Ačiū Jums. Bei jų komandos atstovas Tanijos Abidaut. Dėkui Jums. Tai buvo laida Politikos ringas. Viso geriausio. Viso gero.